Sveiki, išnagrinėkime šiandien sukinius. Jei paimsime stačiakampį ABCD ir jį suksime apie vieną iš jo kraštinių AB, gausime ritinį. Pagrindas nuspalvintas yra mėlynai. Ritinio aukštinė bus CD, pagrindo spindulys raidė R. Jei paimsiu žirklutes ir perkirpsiu ir išklosiu savo ritinį, tai pamatysime, kad turime du pagrindus, dugną ir viršų, o šoninis paviršius bus stačiakampis, kurio aukštis išlieka toksai, koks ir buvo, H, o ilgis stačiakampio bus 2πr, nes tai bus apskritimo ilgis išsitiesęs. Todėl nepamirškite formulių, kad pagrindo plotas yra πr kvadratu, o šoninis paviršius yra 2πrh, nes 2πr dauginu iš h, taip randamas stačiakampio plotas. Jei reikėtų parašyti viso paviršiaus plotą, parašyčiau, kad reikia prie pagrindo πr kvadratu pridėti šoninį paviršių, tai yra 2πrh. Tuo pačiu priminsiu, kaip skaičiuojamas yra tūris. Ritinio tūris yra lygus pagrindo plotas, tai yra πr kvadratu, padaugintas iš aukštinės. Pabandykime išspręsti užduotį. Ritinio aukštis yra 5 cm ilgio, o pagrindo plotas yra 4πr cm kvadratu. Apskaičiuokime ritinio paviršiaus plotą ir tūrį. Jei žinomas yra pagrindo plotas, tai parašau pagal formulę, kad πr kvadratu žinome, kad yra 4π. Abi lygties pusės padalinus iš π mes gauname, kad r kvadratu yra 4, todėl žinau, kad mano r bus 2, nes r turi būti didesnis už 0. Dabar beliko tik tai įsistatyti į formulės. Mūsų viso paviršiaus plotas S turi formulę štai čia, kur parašėme, o V tūris štai ši formulė. Įsistatykime. Gausime π kart 2 kvadratu plus 2π vietoj r įdedu 2, vietoj h duotas yra 5. Gauname 4π kvadratu ir 20π, todėl bus atsakyme 24π. Matavimo vienetus nepamirškite, buvo centimetrai, tai bus centimetrai kvadratu. O tūris bus π kart 2 kvadratu kart 5. Tai bus 20π, bet jau centimetrų kubu. O jei paimsime trikampį ABC, statų jį ir jį suksime apie vieną iš statinių, mes gausime kūgį, kurio pažymėjau pagrindo spindulį raidelę R, aukštis pažymėtas raidelę H, o sudaromoji pažymėta raidelę L. Jeigu mes nagrinėsime išklotinę, matysime, kad ji yra pagrindas ir šoninis paviršius, kuris yra skritulio, kurio spindulys yra L, išpjova. Paviršiaus plotas yra šoninis paviršius plus pagrindo plotas, o pagrindo
pagrindo plotas yra lygus pi r kvadratu, šonis yra pi r l. Tūris kūgio bus skaičiuojamas pagal formulę. 1/3 pagrindo plotas, tai yra pi r kvadratu, padaugintas iš aukštinės h. Atlikime užduotį. Prašo įrašyti vietoj h, kad yra lygų 10 cm, vietoj pi r kvadratu pagrindo plotas žinomas yra 64 pi centimetrų kvadratu. Prašo apskaičiuoti viso paviršiaus plotą. Viso paviršiaus plotas turi formulę. Šoninis paviršius, tai yra pi r l, ir pridėtas pagrindo plotas pi r kvadratu. Beliko surasti raidę r ir l. Iš antrosios lygties, padalinę abi lygties pusės iš pi, mes gauname, kad r kvadratu yra 64, todėl r bus 8, nes žinome, kad mūsų r yra spindulys ir turi būti didesnis už 0. Norint surasti h, man reikės nagrinėti trikampį ABC, kuris yra status ir L pagal Pitagoro teoremą bus aukštinė kvadratu 10 kvadratu plus spindulys kvadratu 8 kvadratu. Tai būtų šaknis iš 164. O tai yra 2 šaknys iš 41. Suskaičiuokime viso paviršiaus plotą. Įsirašau vietoj r 8, vietoj l 2 šaknis iš 41 ir pridedu pi padaugintą iš 8 kvadratu, iš 64. Todėl mūsų atsakymas yra 16 šaknų iš 41 padauginto iš pi ir plus 64 pi. Matavimo vienetai buvo centimetrai kvadratu. Ir rutulys. Jis gaunamas yra apskritimą sukant apie jo skersmenį. Formulės. Paviršiaus yra 4 pi r kvadratu, o tūris yra 4/3 pi r kubu. Išnagrinėkime užduotį. Rutulio skersmens ilgis yra 6, todėl r galiu parašyti, kad yra lygu 3 cm. Prašo apskaičiuoti rutulio paviršiaus plotą. Paviršiaus plotas rutulio paprasčiausiai rašome vietoj r 3 ir pakeliam kvadratu. Gausime atsakymą 36 pi centimetrų kvadratu. O tūris taip pat įrašau į formulę ir gaunu 4/3 pi ir r pakeliu kubu. 3 pakėlus kubu gausiu 27. Suprastinus trejetą ir 27, vis tiek atsakymę gausime 36 pi, tik tai dabar jau bus centimetrai kubu. Teoriją išnagrinėjame, dabar išspręskime keletą uždavinių. Žinau, kad ritinio tūris yra 24 pi centimetrai kubu. Todėl galėsiu parašyti, kad pi r kvadratu kart h yra lygu 24 pi. Aukštis, aukštinė, sako, yra 1,5 karto ilgesnė už pagrindo skersmenį.
Todėl parašysiu, kad h yra lygu 1,5 padaugintas iš skersmens, tai yra iš 2r. Prašo apskaičiuoti, rasti paviršiaus plotą S. Žinau formulę, prisimenu, mes ją užsirašėm, pasikartosime paskui. Tai, kas duota, susirašau į sistemą ir bandau susirasti visas nežinomas raides. Pirmoji lygtis dalinasi iš pi ir gaunu, kad r kvadratu kart h yra lygu 24. Antroji lygtis sako, kad h yra 3r. Todėl įsistatome keitimo būdu į h raidę vietoj h3r ir sprendžiame tik tai pirmąją lygtį. Gauname, kad 3r kubu yra lygu 24. Padaliname abi pusės iš 3 ir gauname, kad r kubu yra 8. Todėl mūsų ieškomoji r bus 2. Tai galėsime surasti ir h. H mūsų būtų 3 kart 2 – 6. Matavimo vienetai visur būtų centimetrai. O dabar beliko suskaičiuoti viso paviršiaus plotą. Reikia prie pagrindo ploto pi r kvadratu pridėti šoninio paviršiaus plotą, o pagrindai yra 2, tai juos padauginti iš dvejeto. Šoninis turi formulę paviršiaus plotas 2 pi r h. Įstatykime skaičius. 2 pi dauginam iš 4 ir pridedame 2 pi padaugintą iš 2 ir iš 6. Suskaičiavus gausime 32 pi centimetrų kvadratu. O dabar su kūgiu. Mes žinome, kad sudaromoji L su pagrindo plokštuma sudaro 60 laipsnių kampą. Todėl parašysiu, kad mūsų kampas A, B, O yra žinomas ir tai yra 60 laipsnių. Žinau, kad pagrindo apskritimo ilgis lygus 20 pi, todėl parašysiu, kad 2 pi r yra 20 pi. Prieduota. Prašo apskaičiuoti, rasti kūgio paviršiaus plotą S ir tūrį V. Nagrinėsiu statųjį trikampį AOB. Jei mūsų kampas ABO yra 60 laipsnių, tai kampas OAB, pažymėsiu raidę tik tai A, yra 30 laipsnių kampas. Reiškia, mūsų L yra dvigubai ilgesnė už R. O mes R randame štai iš šitos lygybės. Padalinam abi pusės iš 2 pi ir gauname, kad mūsų R yra lygi 10 centimetrų. Todėl galėsiu parašyti, kad L bus 20 centimetrų ir daugiau nepratęsiu aiškinimo. Beliko susirasti raidę H, o trikampis AOB yra status, galime pritaikyti Pitagoro teoremą. H bus 20 kvadratu minus 10 kvadratu. Tai bus šaknis iš
300. O tai yra 10 šaknų iš 3. Susidėkime viską į formulės, kur mums reikėjo apskaičiuoti. Paviršiaus plotas yra pagrindo plotas, pridėtas šoninis paviršius PRL. Įsidėkime skaičius ir gausime pi kart 100 plus pi kart 10 kart 20. Atsakymę turėsime 300 pi centimetrų kvadratu. Tūris bus 1/3 pi r kvadratu kart h. Įdėkime ir gauname 100, o h yra 10 šaknų iš 3. Todėl mūsų tūris bus 1000 šaknų iš 3 padalinta iš 3 padauginta iš raidės pi centimetrų kubų. Įdomus uždaviniai yra, kai nagrinėjama kūgio šoninis paviršius. Pavyzdžiui, pasakyta, kad aukštinė yra 12 cm, žinau tūrį, o prašo apskaičiuoti pagrindo spindulio, pagrindo apskritimo ilgį ir šoninio paviršiaus išklotinės centrinio kampo alfa dydį. Susirašykime, kad mes žinome, tai yra duota, kad mūsų kūgio aukštinė h yra lygu 12 cm, tūris, kuris turi formulę 1/3 pi r kvadratu h yra 324 pi centimetrų kubų. Rasti r apskritimo ilgio formulė yra 2πr ir šoninio paviršiaus išklotinės centrinio kampo dydį alfa. Brėžinyje jis yra pavaizduotas. Mes žinome, kad spindulys yra štai čia. Sudaromoji yra šičia. Išklotinė braižant čia yra sudaromoji L, o apskritimo lanko ilgis C išsikloja sudaromojoje, tai yra išklotinėje štai šioje vietoje. Taip pat yra ilgis C. R rasime iš antrosios lygybės. Vietoj h įsirašė 12. Gauname, kad 1/3 pi r kvadratu kart 12 yra 324 pi. Matome, kad mūsų lygtis dalinasi iš raidės pi. Tuo pačiu padalinu ir iš 4, nes susiprastina 12 su 3. Padalinu iš 4 pi ir gauname, kad r kvadratu yra 324 padalintas iš 4, 81. Tai r yra 9, nes r yra daugiau už 0. Atsakant į klausimą, koks yra c, mes turėjome formulę 2πr, gauname, kad tai yra 18 pi. Matavimo vienetai būtų centimetrai. Dabar ieškokime alfos kampo. Žinau, kad viso apskritimo
turinčio 360 laipsnių ilgis yra C. Tai yra 2πr. Man reikia tik tai lanko ilgio, kuris yra alfa, gal parašysiu čia C1, alfa atitinka mano išklotinės C. Šiuo atveju C1 yra 2πr, kur yra sudaromoji. O štai šitas C yra 2πr, kur mes suradome. Vadinasi, iš šios proporcijos ieškant raidės alfa, mes galėsime pasakyti, kad mūsų alfa bus 360 laipsnių padaugintas iš 2πr ir viskas tai padalinta iš 2πl. 2π su 2π susiprastina, vietoj r mes galime įrašyti 9, o kiek įrašysime vietoj raidės L? Trikampis AOB yra status, todėl galėsiu pritaikyti Pitagoro teoremą ir susirasti raidę L. Ji bus šaknis iš 12 kvadratu plus r kvadratu, o mes r gavome, prisiminkite, 9. Todėl įrašau toj vietoj 9 kvadratu. Suskaičiavus gausime 12 kvadratu plus 81 ir ištraukus šaknį turim, kad tai yra 15 centimetrų matavimo vienetai. Sugrįžkime atgal ir vietoj L įsirašykime 15. Beliko mums tik tai suprastinti šią trupmeną ir turim atsakymą, o tai yra 216 laipsnių, nes tai yra centrinio kampo dydis, kurį ieškojom. Surašykite atsakymus į visus klausimus ir uždavinys bus išspręstas. O kaip uždaviniai su rutuliu? Lengvos dvi formulės, tik tai prisitaikykim ir suskaičiuokim. Mes dabar žinome, kad rutulio paviršiaus plotas yra 144 cm kvadratu, todėl rašysiu, kad mano S yra lygus 144π yra duota, o mūsų prašo sąlyga surasti tūrį. Prisiminkime, kokiasgi formulės mokame. Štai jos, paviršiaus ploto ir tūrio formulės. Todėl dabar įsirašome, mes žinome, kad 4πr kvadratu sąlygoj pasakyta yra 144π. Padalinu lygtį iš 4π ir gaunu, kad r kvadratu yra 36. Todėl mūsų r yra 6, nes r turi būti didesnis už 0. Tūrį apskaičiuoti bus vienas juokas. Įsistatote ir jau suskaičiuokite be manęs. Sėkmės sprendžiant uždavinius su sukiniais.